S-75 sistemos pradėtos gaminti 1957 metais. Tai oro erdvės kontrolei skirta radio bangomis valdomų raketų sistema. Skystų kurų varomų raketų veikimo spindulys iki 42 km, veikimo aukštis iki 30 km. Radarai fiksuodavo artėjantį lėktuvą arba raketą. Pasiekusi taikinį raketa susprogdindavo 190 kg svorio skeveldrinę kovinę galvutę. Sistema galėdavo į vieną taikinį paleisti iki 3 raketų 0,7 minutės intervalu. Viso bazėje būdavo 12 S-75 Volkhov raketų. Bazės kontūrus galima atpažinti tik 2003 metų ar senesnėse palydovinėse nuotraukose. Šiuo metu augmenija užgožusi ne tik takus, bet ir daugelis statinių likučių. Iš statinių išlikus tik centrinė radiolokatoriaus rampa bei raketų starto aikštelių kontūrai ir raketų paleidimo įrenginių įtvirtinimo pamatai. Dar viena buvus užmaskuota karinė bazė. Ant kalniuko. Tai tokiam iš pažiūros ramiam gamtos apsupty ir buvo radarų kompleksas priešlėktuvinis. Ta gausybė buvusių šulinių yra gana pavojingi, nes visiškai neuždengti. Belikęs tik parkas. Nei ženklo, jog čia kažkoks buvęs karinis objektas išskyrus šulinius, kurių čia labai gausu.